Sveikučiai. Šiandien toksai neįprastas gal labiau video, nes aš tokio dar nedariau. Tiesą sakant, šį kanalą sukūriau norėdama daryti būtent tokius video. Ir aš vis nesusiruošiau ir aš norėjau tiesiog normaliai pasiruošti pagal šio video pavadinimą. Jūs tikriausiai jau žinote, apie ką mes maždaug kalbėsime. Mes kalbėsim apie saviugdą ir kaip tapti geresnę savęs versiją. Aš tikrai manau, kad bus daugiau nei vienas toksai video. Čia bus tikrai pirma dalis, nes realiai būtent šitame video aš labiau pasakysiu tokius pagrindus, bet pilnai neišsiplėsiu. Tai pirmas dalykas, kurį aš noriu, kad jūs padarytumėt, tai dabar pasiemat, palaukit, aš ir pati pasimsiu. Kur aš padėjau? Ai. Pasiemat užrašinę. Ir ką aš noriu, kad jūs padarytumėt? Tiesiog susirašykit savo, kaip jūs įsivaizduojat geriausią savo versiją. Kokie yra jūsų hobiai, tai kokie jūsų yra įpročiai, kokia yra jūsų kasdienybė, ką jūs dirbat, kaip jūs bendraujat su žmonėm, kaip žmonės su jumis bendrauja. Nežinau, absoliučiai viską, ką jūsų geriausia versija turėtų turėti. Tiesiog išrašykite. Aš palauksiu. Aš tikiuosi susirašėt. Ir dabar tiesiog tiesiog išrašykite, koks jūs dabar esate, tipo, kaip bendraujate, kaip žmonės su jumis bendrauja. Lygiai tą patį, tik tais dabartinę savęs versiją. Išrašykite. Aš palauksiu. Aš tikiuosi parašėt. Jūs dabar tiesiog galit labai lengvai pasižiūrėti, ko jums trūksta iki geresnės savęs versijos. Aš esu tokį listą pasidarius. Čia realiai nauja užrašų knygutė, neseną pabaigiau. Čia yra kokia aš noriu būti, jūs matot, kiek daug aš prirašiau. Ir kokia aš dabar esu. Ir ką aš turėčiau pakeisti. Išrašiau realiai viską, kokia noriu būti, kokia dabar esu. Ką man reikia, kuriuose vietose man reikia pasistengti. Dar čia esu parašius įpročiai, kuriuos norėčiau puoselėti. Nes įpročiai yra svarbu ir be įpročių jūs netapsite geresnę savęs versiją. Tai pirmas dalykas, kurį aš manau mes visi turime suprasti, kad viskas aplink mus yra energija. Mūsų mintys yra magnetas ir ką mes galvojame, mes tą ir pritrauksime. Tarkim, mes visi labai nemėgstam pirmadienų. Mokykla, darbas, anksti keltis, dar po savaitgalio, tai nežinia, ką jūs savaitgalį veikėt. Tiesiog pirmadienis. Ir aš pati esu labai įpratus sakyti, vėl pirmadienis. Ir kažkuriam net video yra, aš jam pikta, nes šiandien yra pirmadienis. Ir kaip jūs manot, kokią nuotaiką tai nustato pirmadienį? Blogą nuotaiką. Ir dabar tikrai dažniau stengiuosi pozityviau žiūrėti tuos pirmadienius. Tipo, jo, aš jų vis dar nemėgstu, bet aš tada pabandau būti gal dėkinga labiau, kad tipo, pirmadienis, nauja savaitė, nauji dalykai, kažką tokio. Tiesiog viskas aplink mus yra energija ir jeigu jūs mąstysite, kad kažkas šiandien blogo įvyks, šiandien kažkas blogo įvyks. Realiai, kokią energiją duodat pasauliui, tokia jinai ir bus ir jūs patys ją nustatote. Taip pat vienas yra labai geras patarimas, kurį man rodos išgirdau, dabar net nebeatsimenu kur. Kažkokia influencerė ir dabar nebeatsimenu kuri. Mes klausomės muzikos, ane? Ir dainos žodžiai visą laiką kažką reiškia. Dainos yra, aišku, visokios. Persižiūrėkite, kokius žodžius jūs klausotės kiekvieną dieną. Nes įkris į jūsų mintis tie žodžiai ir, kaip ir sakiau, mūsų mintis yra magnetas. Ir jeigu jūs klausysitės depresinių dainų apie depresiją, jūs tiesiog automatiškai pradėsit mąstyti, kad jūs esate depresyviam epizode, nes jūs klausotės tokių dainų, nes tose dainose kalba apie depresiją ir kaip žmonės nenori gyventi. Kaip ir sakiau, kokį trečią kartą kartoju, mūsų mintis yra magnetas, o mūsų mintis nustato tai, ką mes girdime iš savęs, iš aplinkinio ar iš muzikos.
Sakau, labai bent jau man padėjo, kai aš tiesiog prasitryniau visas depresinės dainas, aš literaliai ėjau per visą dainų sąrašą ir aš tiesiog tryniau dainas, kuriuose yra kažkokie negatyvų žodžiai. Ir dabar pas mane visos dainos yra pozityvios. Taip, pas mane playlist'ai yra vien tik pozityvios dainos arba meditacinė muzika. Kitas dalykas, kurį turėtumėt padaryti, yra apsupti save sutinkamai žmonėmis. Tam, kad mes tobulėtume iš savęs, mums reikia aplinkui žmonių, kurie yra geresni už mus arba iš kurių mes galime pasimokyti. Jie nebūtinai turi būti geresni už mus, bet tam tikrose aspektuose mes iš jų galėtume pasimokyti. Visi žinom tą posakį, kokie tavo draugai, toks ir tu. Once again, energija. Būdamas tarp žmonių, kurių gyvenimas sukasi aplink vakarėlius kiekvieną savaitgalį, kiekvieną dieną, gėrimą, rūkimą, tiesiog žalingų įpročių turėjimą, tiesiog tapsiu toks pats. Tai jeigu apsupsiu save su žmonėm, kurie turi ryškius gyvenimo tikslus, jie jų siekia, jie yra motyvuoti, jie turi disciplinos, jie turi gerus įpročius, iš kurių tu gali realiai pasimokyti gerų dalykų ir kurie tau tikrai padės. Iš jų pasimsi pavyzdį, tu matysi, kokie yra tavo aplinkiniai. Mes kaip asmenybės labai priklausom nuo mūsų aplinkos ir būtent aplink tokius žmonės mes patys po truputį tapsim tokiais. Būdamas tarp laimėtojų tapsi laimėtojas. Aš daugiau šitoj temai net negaliu išsiplėsti, nes čia yra tiesiog viskas labai aišku. Keisk požiūrį į save. Šiame pasaulyje yra labai daug negatyvo, ypač ties išvaizda, ties tam tikrais hobiais, ties stilium. Tikrai yra labai daug negatyvo. Kas labai padeda keisti tą požiūrį į save, yra kalbėti su savimi taip, kaip norėtum, kad kiti su tavim kalbėtų. Kalbėk apie save pozityviai, didink pasitikėjimą savimi. Tai yra labai svarbu, nes tikrai labai daug žmonių nepasitikė savimi ir tai labai matosi. Ir nekalbu apie tą pasitikėjimą savimi, kur tu tiesiog garsiai išreiški. Tu žinai, kad žmogus savim pasitikė, kai jis nesako, kad jis savimi pasitikė. Tu tiesiog jauti energiją iš to žmogaus, kad jis savimi pasitikė. Taip pat tu ir jauti energiją, kai žmogus savimi žiūri nepasitikė. Tai pasitikėk savimi, tipo, šitas dalykas neįvyksta per naktį, čia reikia dirbti. Ir aš tikrai, manau, padarysiu atskirą video apie visą tą pasitikėjimą savimi. Ir priminsiu, kad jūs su šitu kūnu gyvensite visą savo gyvenimą. Tai jeigu jūs tiesiog paimsit ir pusę savo gyvenimo nekęsit savo kūno ar savo veido bruožo, tai jūs tiesiog prašvaistysit savo gyvenimo didelę dalį. Ir jeigu jūs savyje nematot grožio, jūs grožio nematysit ir kituose. Jeigu tu nemyli savęs, tavęs ir kiti nemylės. Ir šita citata realiai yra tokia tiesa, nes kol tu savęs nemylėsi, tavęs kiti negalės mylėti ir tu netikėsi, kad tave kiti gali mylėti, nes tu savęs nemylėsi, čia viską pasako. Ir kodėl tu savęs nemyli? Kodėl? Tu esi vienintelis toksai žmogus šioj planetoj, esi vienintelis toksai žmogus su tokiais veido bruožais, su tokia asmenybė. Tu tiesiog jau būdamas savimi esi unikalus. Kaip tu gali to nemylėti? Tu esi unikali būtybė. Ir tu nori pasakyti, tu nemyli unikalumą? Mes kiekvienas esam unikalus savaip, mes kiekvienas skiriamės. Jo, yra daug panašumų, ypač tarp dabartinių paauglių, bet jie vis tiek kažkuo išsiskiria kiekvienas. Kaip tu gali to nemylėti? Bandyk atrasti save. Tai kai tu atrasi save, tu tai pradėsi tobulėti. Kas padeda atrasti save, bent jau man, meditacijos žiauriai. Iš karto gaunas, kad tu pakeiti požiūrį į save, kai tu išrašai viską. Aš suprantu, kad mes ne visi esame rašytojai ir tikrai ne visiems yra lengva, bet prisiversti išrašyti savo jausmus į kokią užrašinę tikrai yra verta. Ir aš tikrai labai rekomenduoju. Jeigu nori tapti geresnę savęs versiją, tu turi tapti produktyvesnis. Stenkis palaikyti tvarką. Aš žinau, kad nėra lengva,
Aš pati nesu labai tokia tvarkinga, bet aš stengiuosi bent kartą į savaitę susitvarkyti normaliai kambarį. Vien tik tas stengimasis, jeigu tu stengsies, tai jau iš karto tobulėsi, nes tu stengiasi. Tai stengis, tvarkykis kambarį. Aš žinau, kad yra sunku, aš žinau, kad tingisi, bet žinai, kas yra dar sunkiau? Palaukti kokias 2 dienas, kambarys tampa dar netvarkingesnis ir tada tau yra 2 daugiau darbo. Ir tiesiog, bent jau aš nebenoriu apsikrauti tiek. Investuok į knygas. Tai yra toksai labai banalus pasakymas, tipo, investuok į knygas. Knygas yra labai gerai. Taip, knygas yra labai gerai. Aš manau, yra verta pirkti knygas, kurios tau padės mokintis, kurios tau padės augti. Nekalbu apie mokyklinius vadovėlius, jie nesiskaito. Mes visi pakankamai daug esame įpratę sėdėti prie socialinių tinklų. Ir aš nesakau nebenaudoti socialinių tinklų. Yra 2 pasirinkimai, ką jūs galite padaryti šiuo momentu su socialiniais tinklais. Tai pirmas dalykas, arba užsidėti laiko limitą, kiek jūs galite sėdėti prie tam tikrų socialinių tinklų. Nemeluosiu, aš esu užsidėjus ant TikToko 2 valandas į dieną ir aš kiekvieną mielą dieną paspaudžiu ignore for the day. Aš tuo nesididžiuoju ir aš labai stengiuosi dabar mažiau sėdėti prie TikToko. Antras dalykas, kurį jūs galite pasidaryti, tai yra nebesekti žmonių, iš kurių jūs nesimokinti. Pavyzdžiui, pas mane TikToko For You page yra realiai motyvaciniai quotesai, gymo workoutai, maisto gaminimas, makiažo technikos arba nagų technikos darimo. Čia yra viskas, iš ko aš galiu mokintis, nors aišku, ten dar būna draugių, ten tiktokai, ten išmeta dar kokius random lietuviškus tiktokus. Aš tiesiog paskrolinu visus negatyvius tiktokus, nes aš tiesiog nenoriu to negatyvumo matyti ir aš noriu tobulėti. Ir negatyvumas tikrai nepadeda tobulėti, nei man, nei jum. Bet jaučiu, geriausias viduriukas būtų, jeigu jūs užsidėtumėt time limitą ir nebesektumėt žmonių, iš kurių jūs nesimokinsit. Paskutinis dalykas, kurį aš šiame video noriu paminėti, yra tai, kad užtenka galvoti, ką kiti apie jūs mano. Absoliučiai visiems aplinkui, kai jūs einat mieste, yra labai giliai jūsų. Mes visi ant savo pečių turim daugybę problemų, taip pat ir kiti apie jūs negalvoja, nes mes visi turim savų problemų, mes visi turim savo tikslą, kur reikia nueiti, ką reikia pasidaryti ir žmonės neturi laiko galvoti apie tave. Absoliučiai nieks neturi laiko galvoti apie tave, visiems giliai ant tavęs išskyrus tavo artimiesiems. Ir dar jeigu esi koksai labai žymus žmogus ir turi daugybę ten milijonus fanų, kur jiem visiems įdomu, ką tu kiekvieną dieną veiki. Bet, Lietuvoje tokių nėra. Tai kaip ir sakiau video pradžioj, aš labai daug neišsiplėsiu būtent šitame video. Tikiuosi šis video jums patiko, susitiksime kitame video, kuris bus kitą savaitę. Ir jums jis turėtų labai patikti, nes jums labai patinka vlogai. Tai jo, susitiksime kitą savaitę. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Myliu, bučiuoju, šį dalį nešioju ir čiau, braškės.